Taigi, pradėkime nuo pradžių. ES ir JAV prekybos susitarimas vėl įgavo, na, sakykime taip, nenumatytą pagreitį, kuomet štai prezidentas Trumpas pagrasino įvesti 25% tarifą Europoje pagamintiems automobiliams. Anksčiau buvo 15. Žinia, dėrybos užtruko, susitarimai nepasirašyti. Kodėl? Todėl, kad Europos parlamentas pasiūlė vis dėlto susitarimą grįsti dviem papildomais dalykais. Tai pirma, taip vadinama saulėtekio sąlyga, kad JAV turi sumažinti Europoje pagamintam aliuminiui ir plienui dabar taikoma 50% tarifą iki 15%. Taip jau buvo lygtai sutarta anksčiau praeitais metais tarp Van der Leyen ir Trumpo. Ir kad šitas susitarimas galiotų iki 28 metų vidurio. Šią savaitę mes išgirdome įvairių pasisakymų iš konservatorių partijos, politinės grupės čia parlamente, kad nereikia nieko šito taikyti, staiga peržiūrėti parlamento poziciją, kuo greičiau sudaryti. Aš suprantu, panika automobilių gamybos įmonėse Vokietijoje matyt ima viršų, matyt laukti jau negalima, žinoma, reikia susitarti kuo greičiau. Bet toks panikos priepuolis ir vėl demonstruoti nesutarimą ES viduje prieš dėrybas su JAV, kai komisaras Šefčovičius susitikinėja su JOTV prekybos sekretoriumi, nemanau, kad tai yra rimta. Vakar įvyko štai pirmasis trišalis dėrybų formatas, parlamentas, komisija, taryba. Kol kas nepasiekta jokių susitarimų, jokių rezultatų. Tai rodo, kad netgi tarp institucijų matyti yra ir iš tikrųjų yra požiūrių skirtumo. Delsti negalima, bet susitarti reikia rimtai ir susitarti reikia taip, kaip buvo sutarta anksčiau, 25 metais Škotijoje. 15 tarifas visiems. Kitu atveju prasideda interpretacijos, neaiškumai ir panašiai. Svarbus reikalas ir Lietuvai, žinoma, bet aš labai tikiuosi, kad politinis protas vis dėlto paims viršų ir nebus bandymų vėl iškraipyti anksčiau sutartus dalykus. Kągi, šią savaitę pagaliau mes jau pradedame svarstyti, kaip tą 90 milijardų paskolą Ukrainai paversti realiais darbais. Priminsiu, kad tai yra 2 metams po daugmaž lygiai, ar ne, 30 milijardų yra skiriama biudžeto paramai Ukrainai, 60 kariniai paramai. 60 milijardų suma skirstosi vėl 6-7 metams, daugmaž po lygiai ir panašiai. Tai yra dronai, tai yra amunicija, tai yra raketos ilgo vidutinio nuotolio ir, žinoma, priešlėktuvinė gynyba. Svarbus labai dalykai. ES tikrai laukia iš Ukrainos tų visų planų, kurie turi būti pateikti ir mes tada finansuosim atitinkamai, bet tai yra labai svarbus politinis dalykas, juo labiau, kad nusiteikimas iš ES skirti kiek galima pradžioje daugiau, kad Ukrainos gynyba sustiprėtų. Aš manau, kad šita mūsų parama, paskola Ukrainai yra strateginės reikšmės. Lietuvos Respublikos Seimo kultūros komitete vyksta įdomios diskusijos. Įdomios diskusijos, net, kaip sakant, ruošiamas įstatymo projektas, svarstomas įstatymo projektas, daugybė pataisų ir visa kita, net neįsigilinus į Venecijos komisijos rekomendacijas. Galų gale paaiškėjo, kad Seimo pirmininkas jau ir atsakė į pradinį laišką, kurį gavo, rekomendacijų laišką Venecijos komisijai, tuo tarpu komiteto nariai apie tai nieko nežinojo. Kągi, jeigu jau taip vyksta Seime, kuomet per 50 metrų esantis vadovai komiteto Seimo neinformuoja vienas kitą, arba kuris nors meluoja, kuris galbūt sako netiesą, kad nematė tų atsakymų ir panašiai, tai rodo visišką chaosą. Iš tikrųjų, pasimetimas yra didžiulis. Jau dabar mes turime galutinės Venecijos komisijos išvadas, kurios yra labai kritiškos ir dvasia, ir pats procesas, kaip vyksta šio įstatymo, Lietuvos radijo ir televizijos įstatymo visuomeninio transliuotojo statuso pakeitimai yra nepriimtini. Tai yra 27 puslapių tekstas, labai rimtas, viskas yra išrašyta. Ir tie, kurie čia kaltina mus, kad mes kišamės į Lietuvos reikalus, kad čia nešam kažkokias šiukšles, tarkime, iš namų, tegul jie dabar perskaito tą 27 puslapių dokumentą, supranta, apie ką mes kalbame ir tada drįsta
teikti savo nuomonės. Iš pradžių susipažinkite, supraskite, kokioje rimtoje probleminėje situacijoje atsidūrė Lietuva dėl valdančiųjų noro pakeisti, manipuliuoti ir savaip, reiškia, savo naudingą linkme bandyti pakreipti LRT veiklą, tada bus viskas aiškiau. Kągi, šį penktadienį biure turėsime puikų kultūros renginį, tai yra Viktoro Binkio parodos atidarymą. Pavadinimas yra labai įdomus, Pragaro gėlės, pasirodo ir tenai auga gėlės. Ateikite, pamatykite, o Viktoro Binkio tapyba visada žavi. Na ir dargi, gegužės 9 dieną, Europos dieną, kviečiu visus prisijungti prie mūsų, mes turėsime puikų maršą nuo Lietuvos Respublikos Seimo prie Vilniaus rotušės, eisime per visą miestą, bendrausime su vilniečiais, svečiais, dalinsimės krajutes, kalbėsimės ir kviesime paremti vieningą Europą, kurioje Lietuva visada jaučiasi geriau, saugiau ir žvelgia į ateitį optimistiškiau. Junkitės prie mūsų šeštadienis 2 valanda prie Lietuvos Respublikos Seimo.